Labadiena, gerbimi visaginiečiai. Noriu apsistoti šiek tiek apie buvusią tarybą. Tai taryboje priėmėm visus klausimus, kurie buvo darbotvarkėje. Tačiau porą klausimų tikrai ypatingai svarbus. Tai vienas iš klausimų apie tai, kad taryba pritarė eiti su projektu dėl saulės elektrinės. Tai dar nereiškia, kad mes jau ją statom, jau turim. Tai reiškia, kad tiesiog pateiksime paraiškas ir tikėsimės gauti finansavimą iš tos elektrinės. Ir jeigu gausime, tai aišku, tada prasidės statybos ir nebejoju, kad gaus naudą visa mūsų savivaldybė. Kitas klausimas tikrai itin svarbus ir jau galbūt net šiek tiek iki kaulų smegenų priėjęs, tai yra mūsų keliai. Visiškai pritariu tiems tarybos nariams, kurie mato ir kalba apie tai, kaip remontuojamas vienas iš įvažiavimų. Ir esu sakęs ir ne vieną kartą su Via Lietuvos atstovais ir kelių priežiūros tarnybos atstovais, kad tokis lopimas, jisai galimai netgi brangesnis negu būtų nors ir laikinai, tačiau ištisinė danga užasfaltuotas tas kelias. Kodėl sakau laikinai? Kadangi matome, kad pačius pagrindus šio įvažiavimo reikia keisti, nes kaip tik tai žiema, taip pašąla ir sukilnoja tą kelią. Tačiau toks gabalėliais sulopimas, kur gabalėlis ant gabalėlio, po gabalėlio dar gabalėlis ir dar lopelis. Taigi vis tiek tie darbai kainuoja tikrai labai brangiai ir turiu nuomonę, kad užliet naują asfaltą tiesiog, nors ir plonų sluoksnių, būtų žymiai racionaliau nei tai, kas vyksta dabar. Tačiau taryboje ne šį klausimą svarstėm, o svarstėm klausimą, kaip prisidėti prie šiais metais būsimai remontuojamo kelio nuo Energetikų žiedo iki Dūkšto kelio. Taigi buvo taip pat visiškai neracionaliai sugalvota, suplanuota, kad iš vieno galo užliesim asfaltą pilnai, iš kito galo kelią užliesim pilnai asfaltą, o per vidurį paliksim jį taip pačiai tokiais lopais sulopytą. Tai pavyko kalbėtis ne vieną kartą ir išsireikalauti vis dėlto, kad jisai būtų užlietas visas, tačiau tam reikės prisidėti. Tai yra taryba ir balsavo už tai, kad prisidėjimas būtų įmanomas. Negaliu pasakyti, kad visiškai patenkintas šiomis dėrybomis esu, nes mano supratimu kiekvienas turi užsiimti savo darbu ir už savo darbą turėtų kiekvienas pats ir mokėti. Dabargi gaunasi, kad vietoj to, kad mes šitą sumą padarytumėm daugiau darbų mūsų mieste, mes savo dalį biudžeto turėsim atiduoti valstybiniai kompanijai, kuri nesusiplanavo ir neteisingai, mano galva, planuoja savo biudžetus ir todėl jiems trūksta lėšų. Taigi, bet kada kalbėsi ir kada matai, kad paliks kelią tokį pusiau luptą, pusiau skustą, tikrai nusileidžia rankos ir jau galvoju tiek to. Jeigu jau susidėrėjom iki minimalios prisidėjimo sumos, tai prisidėkime, bet turėsime bent vieną įvažiavimą daugmaž sutvarkytą. Gavau per šią savaitę tikrai nemažai klausimų. Keletas klausimų yra skirtas Visagino būsto veiklai, todėl pagalvojau, kad būtų teisingai, kad dabartinis Visagino būsto direktorius, kuris atėjęs netaip seniai į šias pareigas ir atsakytų į tuos klausimus, kadangi kompetencijos tikrai užtenka ir neseniai atėjęs, tai gal naujų požiūrių, žmogus turi savo įžvalgas ir uždarosios akcinės bendrovės Visagino būstas direktorius Algirdas Kurpė
atsakys į gautus klausimus. Kodėl gyventojams neatiduodami raktai nuo techninių rūsių? Tai gyventojai gali kreiptis į Visagino būstą ir mes tikrai apsvarstysime visas galimybės techninės ir teisinės, duoti jiem raktus ir pasistengsime suteikti jiem tą galimybę. Partizanų gatvėje 11 name UAB Visagino būstas pakeitė bendro naudojimo elektros skydinėse automatinius jungiklius, po vieną kiekvienam būtui. Kokiu pagrindu darbų išlaidos buvo paskirstytos ne pagal butus, o pagal jų plotą kvadratiniais metrais. Civilinis kodeksas teigia, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo dalį apmokėti išlaidas namų statiniui išlaikyti ir išsaugoti įstatymuose nustatytą tvarką mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pagal su gyventojais sudarytas sutartis yra elektros tinklų eksploatavimo atsakomybės ribų aktas. Tame akte minėti elektros automatai yra bendro naudojimo vietose. Ir tai yra privalomieji darbai, kuriuos atliekant nereikia gyventojų sutikimo. Kodėl konteineriai su plastiku ir popierium dažnai perpildyti? Šiuo metu būstas ir tai renka popieriaus ir plastiko pakuotės dažniau negu numato sutartis ir dėl to patiria nuostolius. Šitoje vietoje kviesčiau gyventojus atsakingiau rūšiuoti pakuočių atliekas, nemesti nesuplėšytų, nesupjaustytų pakuočių ir tada užteks pakuočių konteineriuose vietos visoms atliekoms. Man skirti klausimai buvo tokie. Pirmasis. Kada bus baigta kalno statyba ir pradėti teritorijos tvarkymo darbai, norėtųsi prie ežero vaikščioti normaliais takais. Tai jau tikrai ir aš pats laukiu. Tačiau kalno įrengimo darbai jau yra pačioj finalinėje stadijoje, tačiau kas trukdo, tai trukdo oras. Pilamas kalnas iš grunto, tam grunte yra nemažai tokio molinės frakcijos, kuri yra slidi ir kiekvieną dieną lietus labai stabdo darbų vykdymo greitį ir todėl tas vėlavimas yra. Tačiau lygiai greičiai tam jau yra paskelbtas konkursas dėl kito etapo vykdymo. Tai turiu omeny apšvietimo, apie parkavimo aikštelių įrengimą, įvažiavimo, pėsčiųjų takų ir taip toliau. Tai tikimės, kad konkursas įvyks ir dar šiais metais pamatysime darbus, o gal net ir užbaigsime visą kalno infrastruktūrą. Kada bus suremontuoti visų miesto mokyklų amfiteatrai? Na, matot, miestas tikrai pastatytas labai gražiai, unikaliai ir tų amfiteatrų yra daug. Ir kiekvieną amfiteatrą tvarkome pagal tam tikrą laikotarpį ir kada atsiranda papildomi kažkokie įveiklinimo to amfiteatro aspektai. Turiu omeny, kad vienas iš amfiteatrų, tai yra šalia gimnazijos atgimimo, ten tom tokiam, net negaliu įvardinti kažkokiam toj teritorijai, kur lygtai kažkoks stadionas ir taip toliau, planuojam tam tikras veiklas vykdyti ir prie to pridėsime ir pačio amfiteatro suremontavimą. Taip pat ir prie Gerosios Vilties yra projektuojami projektai visos tos teritorijos nuo Vilties gatvės iki Kosmoso ir Taikos sankryžos ir į tas apimtis įeis ir amfiteatrų tvarkymas. Vasara jau įsibėgėjo, tačiau dauguma miesto suoliukų vis dar nenudažyti. Kada planuojama atlikti šios darbus? Labai gražus klausimas ir ačiū už jį ir jisai prasideda labai gražiai, vasara jau įsibėgėjo. Tikrai vasara įsibėgėjo ir suoliukai tikrai ne visi nudažyti. Yra dalis suoliukų jau nudažytų, tačiau turime vasarą, kokią turime. Yra toks juokas, kad vasara buvo, bet aš tą dieną buvau darbe. Tai ir čia lyja praktiškai kiekvieną dieną ir tai labai trukdo
vykdyti suoliukų dažymo darbus, tačiau tikimės to ateinančio gero oro ir suoliukai tikrai bus nudažyti. Kada bus įrengta vaizdo stebėjimo kamera prie atliekų konteinerių Partizanų gatvėje priešais prekybos centrą Norfa? Šioje vietoje nuolat mėtosi šiukšlės. Tai dabar tas projektas jau eina irgi taip pat į finišo tiesėje. Tai artimiausiu metu ir tos kameros visame mieste bus atnaujintos ir pastatytos. Kodėl savivaldybė nesikreipia į teismą dėl materialinės žalos atlyginimo už prarastas investicijas, kurias lėmė kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai? Matyt, kalba eina apie Vilties 3, tą apleistą vaikų darželį, kur tikrai turėjome ir finansavimą, ir turėjom planus, ir netgi turėjom tokį preliminarų projektą, ką ten turėsi, ką galėtumėm padaryti, kada būtų ir pastatytas naujas šiuolaikinis statinys ten, ir teritorija sutvarkyta, ir pėsčiųjų takai sutvarkyti, parkas įrengtas, tačiau dalis gyventojų galvoja, kad reikia ten tą pastatą tokį ir palikti ir dar padaryti jį kultūros paveldu. Ir šiuo metu vis dar vyksta kreipimaisi į skirtingas instancijas, teismų instancijas ir tenka tiesiog laukti, kada teismas vienas arba kitas priims sprendimą, o projektai stovi. Kaip galima išsireikalauti atsakomybės iš tų asmenų? Labai sudėtinga, nes tie asmenys, kaip taisyklė, 1, 2 arba 3 iniciatyvinė grupė, jie pasiremia žmonių parašais, kuriuos surinko, ir tada tokia gaunasi kolegialus neatsakomybės jausmas, todėl taip ir galima vykdyti tokius projektus. Tačiau dar ir dar kartą noriu pasakyti ir sakau, kad miestas turi būti patogus, turi būti šiuolaikis miestas, o tie, kurie galvoja, kad reikia likti tuose kažkokiuose senai jau užmirštuose laikuose ir niekaip nesivystyti, manau, kad mums su tokiais žmonėmis nepakeliui. Ar yra planų remontuoti Visagino kultūros centro Banga salę? Taip, tikrai yra planų ir vienas iš strateginių sprendimų jau yra įrašytas, kad šita salė turi būti suprojektuota. Šiuo metu organizuojamas rengimas techninės specifikacijos būsimam projektavimui. Turiu minty, kad ta salė turėtų būti suprojektuota, suremontuota ar rekonstruota į multifunkcinę salę, kurioje būtų galima ir vykdyti tas veiklas, kurios šiuo metu vyksta, tačiau ir atlikti ir pabūti koncertuose, kituose renginiuose, nes šiuo metu šitą salę nei koncertams, nei renginiams, teatrams ir taip toliau visiškai nepritaikyta. Kino teatro draugystė foje grindys yra labai slidžios. Ar nėra galimybės jų pakeisti arba patiesti kiliminę grindų dangą? Matot, visada yra tokia galimybė, tačiau visiškai neseniai draugystės foje buvo suremontuota, kaip ir visas pastatas, ir kino teatro salė, ir pagrindinė salė. Ir mes džiaugiamės, kad turime tikrai gražiai suremontuotas patalpas ir keisti dabar tas, kas ką tik buvo padaryta, nematau prasmės. Kasmet Visagino įmonės negali dalyvauti miesto šventės mugėje, nes per labai trumpą laiką visas prekybos vietas užima atvykstantys prekybininkai iš kitų miestų. Ar čia nėra prekybos organizatorių interesų? Kodėl nėra numatyta kvota Visagino verslams? Na, šitą klausimą nagrinėju, dar visų atsakymų neturiu ir gavęs visus atsakymus būtinai dar kartą paaiškinsiu, kaip tai įvyko, tačiau viena, kas tikrai taip maloniai nustebino,
apie tai niekad nežinojau, kad per porą valandų paskelbus mūsų prekybos vietų pardavimą tiek daug prekybininkų nori dalyvauti ir išperka visas vietas, tai tikrai yra džiugu. Ar tai iš tikrųjų taip yra, ar čia kažkokie kiti yra niuansai, kartojuosi, pasiaiškinsiu ir grįšiu prie šito klausimo būtinai. Na, atsakiau į tuos klausimus, kurie buvo tiesiogiai man nukreipti. Visagino būsto direktorius Algirdas Kulpė atsakė į tuos klausimus, kurie buvo susijęs su Visagino būstu. Priekyje savaitgalis, bet ir savaitė ypatinga, vis astronominis vasaros vidurys, laukia daug gražių švenčių susijusių su Joninėmis. Kviečiu dalyvauti visuose renginiuose, gražiai švęsti, būti geros nuotaikos, kurie planuojate surasti paparčio žiedą, linkiu jį surasti. Ir viskas bus gerai.